Sveiki, mėlyje žiūrovai, tai su jumis sveikinasi Dokcentas dizaino paslaugos. Šiandien parodysiu Sigo tutorialą, ko man nerodysiu, nes neturiu dar nupiešęs jo, šiaip grinai ekspromtu. Taigi nueiname į Google, parašome tą HD renders, nes radome kokį gražų, darome 700 ant 400. Galime baltą foną įdėti, tebūnėti, padarome lairerį, pasimime čia juodą, padarysime plačiau, tokį per vidurį įdėsime. Kaip backgroundą pasidarysiu, aš jums čia minimalistiškai greit parodysiu, kaip tiksliai šiais daromas. Tarkim, pist, click and mask, pasimame smūgį, nuvarome mestą. Įsiartiname 100 kartų, kad matytume, koks šūds gaunas. Koks dydžio šūds gaunas. Šūt. Eja, parodysiu gal kaip kokį mes tokį šviesesnį pasidaryt. Tokį nuostabiai švies. Батька, как. Matau, tu visai netiks tave. Delete. Apipisau. Oi, aš jūs apipisau. Gerai. Malų šūdą. Ai, kaip sunku tos gerus wallpaperus suvesti. Короче, писам тулки, антрапелės mygtuką, click and mask ir čia tarabaninam. Короче, антрапелės sujungiam pizdu žaisim su tinga šit daryt. Nei kairė, nei dešinė, eik kako. Dabar lauk šviesas pasidaro. Dabar taip. Идем. Dabar ieškome dar vienas papildomas nuotraukikės. Ir ta mūsų mylimiausioji, brangiausioji nuotraukikė bus. Tinga daryti nebūžins. Kako. Matot, короче, čia yra jūsų backgroundas, tarkim. Nusileidžiame, pasiimame savo renderį, įmetame. Jebiš, tvoj mat, kur toks mažas. Laikome Alt ir padidiname jį. Ir piskime jį taip. Ir, короче, fignia galva. Daug čia man nesimažė. Įgrūskime ir viskas bus gerai. Dabar šiek tiek ant gratuko parodysiu kitokį dalyką. Kitokį dar įstraukime. Tarkim, yra toks va, kur išlindė. O jums reikia, kad grinai atrodytų lindęs. Tai antrapelės mygtuką clipping mask ir matote užsislepia. Ctrl J ir nuskopijuoja, tiesiog pasiėmame čia lemba ir ištriname. Kaip matote, tada svordas va lieka vienam, jeigu per daug pakelstam, tai vadinasi. Matot, pėdulis kišas. Dilitinam, įsidedam, šiuk, gerai, karoči, paliekame taip, ant, blėt, kokį antrą šitą pačiuoju tokį kaip menulį nugriauštą, bet ne. Pabandom spalvą. Ach, tu šmurgliai. Pašol atšūda. Aha, pabandysime su tokiu. Padarome 10. Ne. 20. Не. 30. Сойдешь. Šitą pasirinkom pirmąjį lairerį. Pasirinkom pirmą lairerį, atsikopijuojam.
Neatikopiuojam, padarom naują. Įpiskim čia baltų spalvų. Jeigu tokia va spalva pasidarė, tai nekreipkit dėmesio, čia nuo jūsų grandknapo. Praturime, kad būtų gražu. Shift Light, matote, toks išsidėjo. Dabar dėsime tekstą. Dėsime tekstą. Čiūk karvei kaulą rasė. Tupyk. Tupikas. I am tupikas. Tupikas. Blėda. Čiūk karvės papa. Kaulą. Kad tarkim saidziot. Čia mano bus subtekstas. Antrą pelės mygtuką Softlight, ne. Overlay, padam. Tai bus 10 štrokė iš BB gaunas. Jeigu tai numažinsim, irgi iš BB gaunas. Karočią, kas neišlybos įskaitys, parašome akcentą. Šriftus pasirinkite, kokie jums patinka, kokius jūs ten naudojate ir taip toliau. Čiūlitum. Pasidarome tokia didelė tekstą. Softlight, ne overlay. Įpisime kaip nors tai čia. Pasižymime, persikeliame. Pasidarome naują layerį, pasiemame line toolą, dvojaką padarome, nusibrėžėme tiesią liniją, pasirinkome rectangular marquee toolą, aš pavadinimą pip gyvenime ne pip ištarsiu, pratrinam čia, pratrinam tai čia, atsikabink, perkeliame šitą liniją čia, Softlight, overlay, kai matau šiek tiek per žirną, reikėjo daryti vieną pikselę, ne problema, pratrinčime, įkeliame čia, centuką šiek tiek į čia, įsaugome TSC, desktop, kur tarp PSD, paspaudėme PNG, padarėme smišmi, pasvals rats nereikalingas man. Pasmatai, talpint paveikslėlį, pasirink paveikslėlį, einame į jūsų makalinę, padarome taip. Talpinti, pasiėmame paveikslėlį formui, nueiname į Color.lt, surandame dokcentą šito signatūrę pamoką, nueiname žemyn, padarome taip, įstumėme URL, įsivystymą ir paspaudėme atsakyti ir tada atsiras jūsų nuotrauką ir matysite, kaip gražiai jums išėjo. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, dokcentų su jumis atsisveikina